Kaip pradėti kurti? Tai kur kas paprasčiau nei manai. Kūryba slypi kiekviename iš mūsų, tai reikia ją pažinti. Šiandien pasidalinsiu 10 idėjų, kaip išlaisvinti savo kūrybiškumą vos per vieną dieną. Klausyk įdėmiai, išbandyk šias idėjas ir leisk savo kurti laisvai. 10 kūrybiškumo pratimų visai dienai. Sukurk savo dienos simbolį. Pasirink formą, spalvą ar objektą, kuris atspindėtų tavo dieną ir trumpai aprašyk jo prasmę. Muzikos įkvėptas kūrinys. Klausykis mėgstamos dainos, išsirink labiausiai patinkančią ir sukurk piešinį ar trumpą istoriją, perteikiančią jos emocijas. Spalvų kolekcija. Kiekvieną dieną surink po vieną daiktą tos pačios spalvos, o savaitės pabaigoje iš jų sukurk spalvingą koliažą. Portretas be veido. Pabandyk sukurti žmogaus portretą, naudodamas tik drabužius, pozą ar objektus, be veido bruožų. Tai tikrai bus intriguojanti kūryba. Na ir kaip be maistų? Maistas kaip menas. Pasigamink patiekalą, kuris primintų meno kūrinį ir pasidalink juo su draugais. Kūryba gali būti net ir lėkštėje. Mozaika iš prisiminimų. Pasirink senas nuotraukas ar žurnalų iškarpas ir sukurk koliažą, vaizduojantį tavo mėgstamiausias vietas. Dar vienas koliažas – garsų. Įrašyk garsus iš savo aplinkos ir sudėliok iš jų unikalų garso kūrinį. Tai gali būti net tavo dienos istorija. Gamta kaip įkvėpimas. Ieškok gamtoje pasikartojančių formų ir jas fotografuok. Gamta slėpia daug netikėtų meno idėjų. Garsų tyrinėjimas. Išgirsk aplinkoje netikėtą garsą ir jį aprašyk, kokias emocijas jis tau sukelia. Melodija tavo dienai. Sukurk dainą ar paprastą melodiją, kuri užbaigtų tavo kūrybingą dieną. Kūrybiškumas slypi kiekviename iš mūsų, tai reikia jį pažadinti. Šie pratimai padės tau lavinti vaizduotę, išmokti pastebėti grožį aplinkoje ir drąsiai eksperimentuoti. Kuo dažniau leisiesi į kūrybinius iššūkius, tuo labiau atsiskleis tavo unikalus talentas. Taigi, nustok galvoti, ar esi kūrybingas, tiesiog pradėk kurti. Spausk like, prenumeruok kanalą. Dar laukia įdomių įkvėpimų akimirkų.